pirmininkė, ir kviečiame jūs įžangos žodžiai permainos, kurių terminas dabar. Prašom, gerbiamas ministrė. Pirmiausia, labas rytas, mielos ponios ir ponai. Ir noriu padėkoti Ukmergės rajono savivaldybės merui ir šitos mokyklos vadovui už galimybę mums čia atvykti, susitikti su jumis čia, šitoj salėje ir, manau, pakalbėti labai rimtom ir aktualiom temom. Bet aš norėčiau, jeigu galima, pasinaudočiau progą ir paprašyčiau ateitų Ukmergės rajono savivaldybės merą irgi čia prie stalo, vis dėlto jūs esate šito rajono šeimininkas ir tikrai kviestumėm prie mūsų čia prisijungti. Dabar vien čia atrodo priekyje susėdo tik svečiai atvykę į šią nuostabią mokyklą. Gal ir direktoriui tiesiog būtų labai gerai. Vietos yra, prašau direktorių, tikrai. Aš čia lankiausi prieš 2 metus, kiek atsimenu, ir tikrai buvo man labai smagu išgirsti šios mokyklos vadovų. Pirmiausia tai, kad jie tuo metu turėjo aiškią viziją, aiškią strategiją ruošiant šitoje mokykloje kvalifikuotą darbo jėgą. Visada pirmas įspūdis susidaro nuo to, ar tikrai institucija, kokia jinai bebūtų, ar jinai turi aiškų planą ir supranta, kaip tą planą turi įgyvendinti. Gerai, aš gal truputį norėčiau paliesti ir kai kurios kitus dalykus, matydamas ir verslo čia atstovus, ir gal įžanginį savo kalboj norėčiau pabrėžti, kokie yra mūsų kaip vyriausybės prioritetai. Jūs tikriausiai puikiai žinot, kad ateinančiais metais tikiuosi, kad jau Lietuva turės eurą. Tai toks, pasakyčiau, planas numeris vos ne vienas ir gana sėkmingai mes keliaujam tuo keliu ir, kaip žinot, Europos komisija ir Europos centrinis bankas tokį pirmą jau sutikimą patvirtino ir tikimės, kad Liepos 23 dieną bus jau pasirašyti visi dokumentai Briuselyje. Aišku, antra tokia mums sritis, kuri labai yra aktuali, kalbant jau apie žmonės, kurie tikrai irgi, aš manau, negali atsisakyti ir gyventi be tam tikrų energetinių sektoriaus teikiamų paslaugų. Tai energetikos sektorius mums kaip Lietuvai yra nepaprastai aktualus ir labai svarbi sritis. Ir kaip žinot, mes šiais metais turim užbaigti suskystintų gamtinių dujų terminalą. Kitais metais 2 elektros jungtis turi būti pabaigtos su Lenkija, Švedija. Gyvenamųjų namų renovacija. Aš kiek žinau, mano specialistai šiandien padavė informaciją, kad Ukmergės savivaldybė gana sėkmingai yra pasiruošusi ir pradeda įgyvendinti šitą programą. Tikrai ir sveikinu aš jūs čia atvykęs ir linkiu, kaip sakyt, būti ambicingam, stipriam, tai kaip jūs kovojate dėl savo šilumos ūkio perėmimo, nes yra pats blogiausias dalykas, kai monopolinė paslauga yra arba nereguliuojama valstybės, arba tiesiog leidžiama kai kam pasipelnyti paprastų, kaip sakau, ir verslo sąskaitą, tai tada jau niekas nebegerbė nei valstybės, nei tų žmonių, kurie užima valstybėje atsakingas pareigas. Tai aš manau, kad mes gana einam sėkmingų kelių ir tikrai ten, kur yra ūkis ar šilumos, ar kita kokia monopolinė paslauga išnuomota, mes nepasisakom prieš privačias investicijas, bet tai turi būti sutvarkyta kaip Vokietijoje, Prancūzijoje arba kitose šalyse. Turi būti reglamentuota, tvarka nustatyta, kokia yra kainų politika ir taip toliau. Taip pat, aišku, mūsų laukia didžiulis uždavinys. Nauja finansinė perspektyva 2014-2020 metai. Ir pokyčiai yra nemaži. Ir jeigu 7-13 metų finansinėje perspektyvoje buvo kalbama apie infrastruktūros plėtrą, jeigu kalbėti mokslo ir verslo bendradarbiavimo sritį, tai paprastai pasakius, kad sukurtumėm tam tikrus pastatus, įrengimus įsigytumėm. Tai 14-20 metų finansinė perspektyva yra aiškiai nubrėžta, kad dabar neatsimenu, tikriausiai ministras gal švietimo mokslo pasakys, virš milijardų tikriausiai inovatyvumo programai. Skiriama lėšų ir yra ir inovacijos atskira programa. Tai reiškia, ta struktūra, kuri yra sukurta, arba infrastruktūra, kuri yra sukurta, kurioje turi dalyvauti mokslas, verslas, studijos, turi
visa tai būtų užpildyta turiniu. O turinys kas yra? Naujos technologijos, inovacijos, o tai reiškia žinios. Ir mokslas jie turi vaidinti labai svarbu vaidmenį. Kodėl mums labai svarbu kalbėti apie kvalifikuotos darbo jėgos paruošimą? Svarbu dėl to, kad mes kaip Lietuva valstybė esam maža valstybė, esam atvira valstybė ir norint konkuruoti pasaulinėje rinkoje, mes galim visą tai pasiekti per naujas technologijas, per inovacijas ir per kvalifikuotą darbo jėgą. Už tai mes skiriam tam nepaprastai didžiulį dėmesį. Ne vien profesinėse mokyklose mes lankomės, bet mes kalbam ir, kad universitetuose būtų irgi formuojami tas, kas yra jau ir daroma. Švietimo ir mokslo ministerijos kartu su vyriausybė planavimas, nustatant tam tikras, paprastai pasakysiu, kvotas, kokie specialistai turi būti rengiami, taip pat kolegijose, bet aš manau, kad profesinis mokymas mūsų šalyje irgi turi vaidinti labai svarbu vaidmenį. Pirmiausia, turi būti specialistai rengiami atsižvelgiant į poreikius darbo rinkoje. Ir aš manau, kad tas kelias, apie kurį mes ir šiandien čia diskutuosim, kalbėsim, jis yra nepaprastai svarbus, reikalingas. Jeigu bus, taip vadinama, sinergija tarp institucinė ir kad tas bendradarbiavimas stiprės, gilės, tai aš manau, nuo to tik bus mums visiems lengviau dirbti ir siekti geresnių rezultatų. Aš džiaugiuosi, kad merai įsijungia šitą irgi mūsų vykdomą tokią programą, regioninės plėtros programą, ir kad atsiranda supratimas, kad kiekvienoj savivaldybėj mes nepadarysim atskiro regiono. Bet tame regione esančios savivaldybės, pirmiausia, merai turi sutart ir suprast, kad tas miestas, kuris turi didesnį potencialą pritraukti investicijas, tai ten turi būti, kaip sakoma, stengiamasi koordinuoti tam tikrą veiklą ir iš kitus, tarp tų savivaldybių ir pritraukiant kitas savivaldybės ir gal darbo jėgos požiūrių ir kitais dalykais. Tai aš galiu pasakyti, kalbant apie regioninę plėtrą, kuri naujoje finansinėje perspektyvoje truputį yra kitokia suplanuota. Tai yra, jinai su ta programa, kuris sudaro 3,5 milijardo litų, jinai yra paruošta tarp institucinių lygių. Paprastai pasakius, jeigu ūkio ministerijos yra finansavimas, kai smulkiam ir vidutiniam verslo remti, tam tikra signavimo suma numatyta ir tie pinigai bus tik naudojami tai sričiai. Pavyzdžiui, kultūros ministerijos irgi atrodo 115 milijonų litų yra toj vadinamoji regioninės plėtros programoje. Tai reiškia, kad regionuose kultūrinės paskirties objektų dalis kaip tik bus finansuojama iš šitos programos.